Ačiū, gerbiamoji pirmininkė, gerbiamas viceministrė. Vakar, kai tik audito komitete mes ir svarstėme valstybinio audito ataskaitą ir jūs puikiai girdėjote, kas buvo siūloma, kad valstybinis socialinio draudimo fondas motinystės išmokoms pinigus moka už neregistruotus Lietuvoje vaikus. Tai yra, jeigu 12 mėnesių asmuo atvažiavęs Uzbekistaną padirbo čia, jisai gauna išmokas net nerodydamas savo tų vaikų. Tai reiškia, nežinau kokio dydžio ir kelias žmonas jis ten turi Uzbekistane, jeigu leidžia religija jam, ir mes mokame pinigus ir valstybės auditas negalėjo patvirtinti, ar tie pinigai išmokėti teisėtai. Tai mes turime tokias skylės, kurias jūs jau kartu su šiuo įstatymu turėjote atnešti čia ir užkaišioti. Antras ten dalykas, dėl užsienyje dirbančių lietuvių, kurie siekia gauti čia išmokas, bet jų pajamos nėra žinomos, nes nėra kontakto valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos su mokesčių inspekcija, kuri turi tos duomenis. Tai mes labai turtinga šalis. Ačiū gerbiamam audito komiteto pirmininkui ir Seimo nariui. Iš tiesų, taip, vakar audito komitete buvo svarstytas šitas klausimas, bet jis nėra susijęs su teikimu įstatymo projektu. Ir valstybės kontrolė konstatavo, kad tai galimos sutaptys, bet nepatvirtinti atvejai. Ir yra numatytas konkretus veiksmų planas, jis yra derinamas, kad bus griežtinamos ir bus kontrolė įvedama platesniu kontekstu.